Jei galvoji, kad poliravimas tiesiog paslėpia įbrėžimus, šiandien šitą mitą sugriausime. Aš Vytautas, Absolutum įkūrėjas, čia Deividas, detailing meistras, kuris kasdieną darbuojasi prie automobilių. Deividai, turiu ant savo automobilio labai gilų įbrėžimą ir norėčiau jį kažkaip tai užmaskuoti, paslėpti su kokiu tai poliroliu. Padėkite man. Tai pirmoje vietoje noriu paminėti tą, kad įbrėžimų maskavimas poliravimo būdu yra labai didelis mitas ir mes juos pašalinti galim tik tai nuiminėdami viršutinio lako sluoksnį. To pasiekoje mes turime gražų paviršių. Ar galėtumai pristatyti ir parodyti visą dažo lako struktūrą? Žinoma, tai va, kaip mes čia ir matome, turime metalą, gruntą, dažą ir tada jau laką. Ir visi įbrėžimai, didžioji dalis įbrėžimų slepiasi lake. Tai yra paukščio išmatos, būna dar medžių sakai, vandens dėmės, vabzdžiai po kelionių, galbūt netgi po plovyklų likusios žymės. Tai visą tai mes galime pašalinti poliravimo būdu. Kaip aš supratau dabar, mano įbrėžimas yra būtent tokio tipo ir jo šalinimas greičiausiai yra nebeįmanomas dėl to, kad mes neturime pakankamai lako sluoksnio, teisingai? Jo, šitoje vietoje, ką mes matome, tai turime per gilų įbrėžimą ir dirbant su juo mes rizikuojame pašalinti visą laką, ko pasiekoje teks apsilankyti dažykloje ir vienintelis, aš manau, sprendimas jums šiuo metu yra dažų korektorius. Pagrindinė dažų apsauga tai ir yra būtent lakas. Jeigu lako mes neturime, tai tiesiog mes neturime galimybės tvarkyti paviršių. Sekantis klausimas. Niekada nesu gyvenime poliravęs automobilio. Turiu dabar savo subraižytą automobilį, norėčiau jį atsinaujinti. Kokių man produktų prireiks? Kadangi mes šnekame apie naudotą automobilį, mes negalime taip paprastai nustatyti lako sluoksnio storio. Todėl mes turime imti saugiausio variantą ir tik tada kilti laipteliais iki agresyvesnių. Tai pirmoje vietoje aš jums rekomenduočiau pradėti nuo finišinės pastos geltonų padukų. Taip mes matysime, ką mes darome, kokius įbrėžimus šaliname. Jeigu mums to neužtenka, mes laipteliais kylame aukščiau ir einam link norimo rezultato. Automobilį susitvarkiau, nusipoliravau. Pagrindinis klausimas dabar, kaip man jį tokį gražų išlaikyti, kokie pavojai tyko lako, kad jis išliktų blizgus, gražus. Reikia nepamiršti apie taisyklingą išorės plovimą, o kadangi ateina vasara, šviečia saulė, paviršiai visi įkaista, reikia nepamiršti ir apie vabzdžius po kelionės, paukščių išmatas, medžių sakus ir taip pat nekaltą plovimą su šlangu, nes tai palieka vandens dėmes, kurios labai stipriai gadina jūsų paviršių. Deividai, tiek išvardinai čia tų pavojų laukiančių, kaip man išvengti to, kad mano tas blizgantis paviršius šių pavojų nebūtų sugadintas? Tai atsakymas sąlyginai paprastas - reguliariai plautis, o nuvažiavus ilgą atstumą, ilgesnę kelionę, tiesiog sustoti savitarnai ir nusiskalauti automobilį. Ačiū už atsakytus klausimus. Dabar judėkime prie mūsų automobilio, prie kurio mes parodysime, kaip ši linija veikia ir galėsime eigoje taip pat į kažkokius klausimus gauti atsakymus. Puiku. Automobilis nuplautas, paruoštas poliravimui. Nuo ko pradėti? Tai visų pirma reikėtų pradėti nuo visų jautrių detalių apsiklijavimo, tai yra plastikinės detalės, galbūt shadow line'ai vadinami, nes yra plonesnio lako storio, visi plastikai, grotelės, aštrūs kampai. Nuo kogi mes turime apsaugoti su ta dažymo juosta tos kampus, paviršius? Kas liečia grublėtus plastikus, tai mes saugom patį poliravimo padelį nuo jo gadinimo per greito, galbūt saugome nuo struktūros pažeidimo, groteles čia saugom nuo lako nutrinimo, visus aštrius kampus saugom taip pat nuo nutrinimo, kad nereikėtų lankytis dažyklai. Tai dabar jums parodysim 3 testus. Esam susiskirstę 3 zonas, kuriuose poliruosim su tam tikra pasta ir padėliu. Tai pirmą testą atliksim su fine cutu, tai yra mažiausio abrazyvumo pasta. Viską turime pradėti nuo gero suplakimo, kad viduje esantis abrazyvai pasiskirstytų vienodai. Dabar bandysim vidutinio agresyvumo padą ir pastą.
O dabar naudosim agresyviausių iš 3 – pastą ir padelį. O dabar parodysim jum kombinacijas ir palyginsim jas su pavieniais produktais. O dabar parodysiu 4. Zvizer linijos produktą, tai yra One Polish. Aš buvau labai nustebęs, kai poliravai ir iš vis faktiškai nemačiau čia jokių dulkių, kas čia per stebuklas. Tai čia yra Zvizerio low dust technologija, ką tai reiškia, kad pasta pati iš savęs yra labai švari ir dirbant su ja lieka labai mažas atliekų kiekis ir dėl to nėra dulkių. Šios dienos testas atliktas, likome pavienius produktų poliravimo žingsnius bei kombinuotus. Taigi dabar lupame dažymo juostą ir žiūrime, kokie rezultatai yra gauti. Tai rezultatai yra neįtikėtini. Sakyčiau, kad visos pastos ir padai pasirodė labai gerai. Tai tiesiog dabar aptarkime tuos skirtumus. Kas tau šios dienos, sakykime, galbūt lyderis? Lyderis, tai sakyčiau, yra ši plokštuma, Ja. Bet čia mes atlikome 2 etapų poliravimą, tai yra panaudojame heavy cutą ir fine cutą. Su heavy cutu mes pašaliname labai didelę dalį brėžimų, panaudojame fine cutą, kad atsirastų papildomas blizgesys ir turime beveik tobulą paviršių. Jo, nes aš paminėsiu, kad šiandien automobilis, prie kurio dirbame, tai yra visiškai juodos bazinės spalvos, jis neturi jokio perlamutro. Tai pagrindinis dalykas, dirbant su tokiais automobiliais, yra taip vadinamas ir heizas, tai yra rūkas. Tai mes matome netgi, kad naudodami agresyviausią kombinaciją iš Zvizerio, čia heavy cutą, mes jokio heizo neturime. Koks pagrindinis skirtumas tik tai gavosi, kad šitas paviršius yra nuo šito neįtikėtinai geriau blizgantis. Nors rezultatai ir defektų išėmimas yra identiški. Realiai mes defektus pašalinome vienu žingsniu ir gavome be heizo švarų gražų paviršių, o čia mes gavome, dadėję antrą etapą, tiesiog maksimalų blizgesį. Sekantis dalykas, kuris mane labai nustebino, tai mūsų vidurinė kombinacija, medium cutas. Netgi sakyčiau, aš taupydamas galbūt laiką, jeigu norėčiau greičiausią rezultatą, galbūt rinkčiausi netgi šitą variantą, nes 2 žingsniai gaunasi, kad vis tiek tu labai daug laiko tau prireiks visą automobilį praeiti. Tai medium cutas parodė rezultatą gerą, kad liko pavieniai labai smulkus tik tai įbrėžimukai, bet visumoje turime tikrai pakankamai stiprų blizgesį ir tai pavyko pasiekti labai greitai. Tai ką mes matome, tai kad fine cutas blizga šiek tiek labiau negu heavy cutas, yra likę pavieniai įbrėžimai, bet labai svarbus faktas tas, kad tai yra saugiausia opcija dėl mažiausio nuimto lako kiekio. Automatiškai lieka, bet mes turime didelį blizgesį ir apsaugotą laką. Visumoje rezultatas net su fine cutu pačiu švelniausiu tikrai yra neįtikėtinai gautas. Vidurinė kombinacija buvo atliktas medium cutas ir fine cutas. Šitos kombinacijos aš nesirinkčiau, mes matome irgi rezultatą, kad šitas paviršius tiesiog yra blizgesnis, bet kažkokio labai didelio skirtumo aš nematau. Neverta laiko sąnaudų gautas rezultatas. Na ir kas čia per stebuklas atsitiko, nes vaizdas iš tikrųjų yra labai geras, tai yra minimaliai matosi gilių įbrėžimų ir paviršius be galo blizgus. O čia yra One Polish, tai yra pasta, kuri sugeba vienu metu cutint, finišuot ir netgi turi savyje sealantų, kurie šiek tiek užpildo poras ir suteikia be galo greitą ir be galo gerą rezultatą. Ypač tinka tiems variantams, kai ruošiamas automobilis pardavimui ar galbūt į parodą važiuojam. Jo, tai čia tiesiog, kai reikia greičiausio
įmanomo rezultato su maksimaliu blizgesiu, tai sakyčiau, kad yra idealus pasirinkimas. Minusai kokie yra, kad šitas efektas su kažkelintu tai plovimu tiesiog jisai susilpnės. Tai va, defektai tikrai bus defektų nusiėmę, bet tas stiprus blizgesys dėja su plovyklomis nusiplaus būtent dėl to, kad savyje turi šitas vienintelis produktas įlantų. Dabar atliksime dar vieną testą. Paimsime žmogų, kuris niekada nėra poliravęs automobilio ir pažiūrėsime, kokie rezultatai gausis su šia Zvizer sistema. Pažiūrėkime, kaip gavosi mūsų eksperimentas. Aš sakyčiau, kad gavosi neįtikėtino gerumo rezultatas žmogui, kuris nėra savo srities profesionalas, tiesiog vienu priėjimu gavo štai tokį rezultatą, kur turime didžiąją dalį išimtų įbrėžimų, jokio rūko, taip vadinamo heizo, taip pat nėra. Sakyčiau, kad idealiai gautas rezultatas su minimaliomis pastangomis. Išsirinkome labiausiai subraižytas automobilio vietas, paėmėme grubiausio abrasyvumo pastą Heavy Cut'ą bei tam skirtą padą. Pažiūrėkime, kaip susidorojo ši kombinacija su tais defektais. Klausimai, kurie gali kilti poliravimo metu, tai dabar mes juos pabandysime tiesiog atsakyti. Tai pirmas iš tų klausimų, kuo daugiau pastos, tuo geresnis rezultatas? Tikrai ne. Ir pastos kiekis šiam darbė yra labai svarbus, nes jeigu naudosime per daug pastos, dirbsim per ilgai, ko pasiekoje turėsim sugadintus padukus, netinkamą rezultatą ir taip toliau. Zvizer pasta yra pakankamai stipriai koncentruota savo abrazyvu ir ko mes galbūt prieš tai neminėjome, kad tai yra savaiminio skaidimo abrazyvas, dėl ko mes ir turime tą rezultatą, kad tiesiog su grubia pasta poliravimo metu mes galime pasiekti labai aukšto lygio blizgesį be jokio to rūko. Ir tai būtent ir yra susijęs su tuo, kad tas kiekis turi būti idealiai parinktas, kad mes per tą laiką, kol dirbame, tiesiog abrazyvas įsiskaidytų ir tos defektus pašalintų tame plote. Tikrai taip. Ir kokiame plote reikėtų dirbti vienu metu? Tai technologiškai plotą matome čionais, tai yra 6 padų dydžio. Supratau, tada koks teisingas darbo laikas šiame plote pasirinkus reikiamą kiekį pastos? Tai šitam plotui aš naudočiau 2 mažus taškiukus polirolio ir šį plotą išdirbčiau per minutę laiko. Kas jeigu virš minutės dirbi, ką tu darai? Tiesiog bus skaidomas polirolius toliau, bet jau darbas nebus atliekamas. Principo, tu blizgini paviršių, bet defektai nebešalini, taip sakant, tu degini tiesiog savo brangų laiką. Būtent. Čia turime puikų pavyzdį, apie ką prieš tai kalbėjome, kad galbūt pasikartosime, tai yra, kas labai svarbu, pastos kiekis, trukmė, su kuria dirbi, plotas, su kuria dirbi. Tai čia mes parodėme į besiskaidantį abrazyvą, kur iš pradžio tiesiog abrazyvas skaidėsi, tai yra šalino defektus, abrazyvas skaidosi, traukiasi į mažesnės daleles, reiškia, kas vyksta su paviršium, defektai šalinasi mažiau, paviršius tik tai blizginasi. Ta mes ir turime, kad pačiam gale abrazyvas faktiškai visas buvo suskaidytas, defektai nebešalinami ir tiesiog blizginamas paviršius. Kodėl svarbus pastos suplakimas prieš darbą? Nes kol nauja pasta stovi lentynoje, esantis joje abrazyvas susėda žemyn. Išsiskaido užpildai, abrazyvai ir kitos medžiagos ir automatiškai, jeigu mes neplaksim ir tiesiog aplikuosim ant paviršiaus ir dirbsim, mes gausim netinkamą rezultatą. Kokie niuansai gali būti dirbant su Dual Action mašinėlė? Tai pagrindinis niuansas yra tas, kad šios mašinėlės nemėgsta kampų, jeigu su jie dirbi neteisingai. Dual Actionas yra dėl to, kad viena šis sukasi taip, kita šis sukasi taip.
ir jeigu prie kampo mes prieiname su šia mašinėlė netinkamai, viena iš šių ašių nustoja suktis. Ir kas vyksta tada, kai nesisuka? Nepoliruojam. Tiesiog yra vibracijos, bet procesas nevyksta. Kaip pasirinkti mašinėlės darbo greitį? Aš pats asmeniškai pradedu nuo mažesnio greičio ir pagrindinį darbą atlieku su didesniu greičiu. Tai aš sakyčiau, kad mašinėlės greitis priklauso nuo kiekvieno meistro individualių įgūdžių. Ar visi įbrėžimai, kurie yra ant lako, yra pašalinami? Ne. Ir dažniausias būdas įvertinti, ar įbrėžimas išsiims ar ne, tai yra arba matomas įbrėžimo centras balta spalva, arba jeigu elementariausiai nagas kabinasi už pačio įbrėžimo. Jeigu mes stengiamės gilesnį įbrėžimą šalinti, mes aukojam labai stipriai laką. Geriau tiesiog nuimti paviršutinius įbrėžimus ir tie pavieniai gilesni įbrėžimai tegul lieka, bet mes turime dar tada ateinantiems papoliravimams, sakykime, lako sluoksnio. Aš noriu nusipoliruoti tokio didžio automobilį, kiek man prireiks poliravimo padų? Mes rekomenduojam bent jau 2, nes padas yra toks dalykas, kuriam reikia karts nuo karto pailsėti. Tai kas detalę pasikeisti po padą ir jį vis kaitalioti juos. Dėl ko tas keitimas atsiranda? Temperatūra? Temperatūra. Pagrindinis faktorius yra temperatūra, taip. Vienas dalykas, aišku, stebėti tą temperatūrą ir ant kokių detalių ypatingai vengti temperatūros pakilimą. Tai stipriausiai yra akcentuojami bamperiai, žibintai ir visos kitos plastikinės detalės, nes jos karštį išdalina prašiau negu metalas. Gera žinia ta, kad dual action mašinėlės iš tikrųjų pakankamai nestipriai sukuria šilumos tą efektą, tik tai aišku teisingai sunaudojimas. Turime pastą, turime padus, viską žinome kaip daryti. Koks labai svarbus aspektas, kad iki galo viskas gerai gautųsi? Padelio švara. Tai va čia yra vienas iš pagrindinių aspektų, norint pasiekti aukštų rezultatų ir pademonstruosim, parodysim, kaip tuos padus reikia išsivalyti. Atrodo toks paprastas dalykas, tačiau reikia suprasti, kad poliravimo būdu, kaip kalbėjome, šalinasi lakas. Tai reiškia, to lako kiekis patenka į poroloną, porolonas kemšasi ir gaunasi, kad jūs negaunate to šalinimo lako efekto. Todėl pado švara yra be galo turbūt vienas svarbiausių momentų, norint ir greito rezultato, ir gero. Susipurškiam padą su Zvizerio pad cleaneriu. Rankomis išmasažuojame ir nusukam visos chemijos perteklių. Ir štai taip turime beveik kaip naują padą. O čia dar vienas būdas tiems, kurie neturi kompresorius po ranka. Ir tiesiog sušluostę dasausinam iki galo. Tas labai svarbus aspektas, tai kas liečia, tarkim, poliruojant duris. Išsipūsti padą bent jau veikus pusę durų, o darbo gale išsiplauti po vandenį ir per naktį palikti natūraliai išdžiūti. Šiandien mes dirbame tik su dual action mašinėlėmis. Ar ši visa sistema tinkama ir su rotaciniam mašinėlėm? Tikrai taip. Visa Zvizerio sistema yra pritaikyta dirbti tiek su dual action mašinėlėm, tiek su rotaciniam. Šios dienos testai praėjo sėkmingai. Tikrai manau, kad atsakėme į daugelį klausimų, kuo skiriasi produktai, kombinacijos kokios yra, ko jos taip pat yra skirtingos. Taip pat noriu paminėti, kad Zvizerio pagrindinė technologija tai yra termopadai, kurie yra ypatingai atsparūs temperatūrai ir visa galia iš tikrųjų yra pačiame pade. Toliau teisingai tiesiog pasirinkti pastą. Tai va, taip pat tai yra sistema, kur nereikėtų miksuoti skirtingų padų su skirtingais pastais, bei to nedaryti su visiškai kitais gamintojais. Nes tai yra sistema, kuri sukurta, kad jinai veiktų tarpusavėje. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Jeigu turite kažkokių klausimų, rašykite komentaruose, mes stengsimės pagal galimybės kuo greičiau juos atsakyti. Taip pat visus mūsų demonstruotus šiandien produktus galite rasti mūsų elektroninėje parduotuvėje www.absolutum.lt.